Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Anu metu Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris, kananietė, ir šaukė: Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo sūnau, mano dukterį baisiai kankina demonas. Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė jį prašyti: Išklausyk ją, nes jis sekioja iš paskos šaukdama. Jėzus tarė: Aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės, maldaudama: Viešpatie, padėk man. Jis atsakė: Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. O ji sako: Taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo. Tuomet Jėzus tarė jai: O moterie, didis tavo tikėjimas, tebūnie tau kaip prašai. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko. Tai Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Mėlyjeji, šiandien klausėmės turbūt vienos iš sudėtingiausių Evangelijos ištraukų. Esame turbūt pripratę girdėti apie Jėzaus asmenį, kad jis yra labai švelnus, mylintis, skubantis į pagalbą kenčiantiems, neišskiriantis nei vieno žmogaus, nei pagal jo rasę, nei pagal religiją. Galiausiai jisai miršta už visą žmoniją. Bet štai šiandien, klausydamiesi Evangelijos, mes tarsi jo nebeatpažįstame. Jis yra kažkoks abejingas žmogaus skausmui. Jis yra pakankamai grubus ir nemandagus moters atžvilgiu. Kas atsitiko su Jėzumi? Gal jisai nuo visų jau pavargo? Gal jam jau viskas atsibodo ir jis nusprendė: gyvenkit jūs kaip norit ir nesukit man galvos, nes jūs, kiek aš stengiausi jums perteikti gerąją žinią, jūs nenorėjote jos klausytis. Galbūt tai? O gal pasikeitė jo nuostatos, kurie ateinate kiekvieną sekmadienį, arba ko ne kiekvieną sekmadienį į bažnyčią ir klausotės Dievo žodžio, galite nujausti, kad taip nėra. Nes nuosekliai sekant pristatoma Evangelijos teologinę mintį, jūs galite turėti jau nuojautą, kad čia kažkas yra visai kas kita. Reikia ieškoti gilesnių šito teksto išaiškinimo priežasčių. Kažkur tas glūdi raktas, giliai galbūt paslėptas raktas į šios dienos Evangelijos tekstą. Skaitydami Švento rašto tekstą, kuris pirma eina šios dienos Evangelijos, jūs matysite, kad
tuomet buvo rašoma, jog kartu su Jėzumi mokiniai buvo įsodinti į valtį ir kartu su 12 pintinių duonos gabalėlių pasiųsti banguojančią jūrą į kitą krantą, kad Dievo žodis pasiektų ir tuos, kurie nėra jo ragavę. Prieš tai yra aprašoma scena apie taip vadinamą, kabutėse, duonos padauginimą ir apie tos trupinėlius, kuriuos surinko 12 pintinių, ne? Ir mokiniai kartu su Jėzumi keliauja į kitą krantą. Jėzus ten savo ramiausiai miega, o čia jūra banguota, visi pradeda skęsti. Audros baimę padėjo įveikti suvokimas, kad Jėzus yra šalia. Šiandien kartu su Jėzumi atsidūrėme kitame, būtent tos jūros arba ežero krante, pagoniškoje Kanaano žemėje. Tiesa, jeigu žiūrėsi geografinę prasme, čia yra truputėlį nesutapimų, nes pasirodo, pagal šios dienos Evangeliją Jėzus Kanaano žemę pasiekė ne persikeldamas per Tiberiados ežerą ar Galilėjos ežerą, kaip mes bevadinsim, bet persikeldamas per Jordano upę ir pasiekė Tyro ir Sidonos sritį. Jau ne kartą esu jums minėjęs, kad čia nėra atpasakojami įvykiai kažkokia tai chronologinė tvarka. Ne. Šitą turime iškart išbraukti, skaitydami šventąjį raštą. Mes turime iškart žiūrėti, kągi autorius nori mums pasakyti. Tai reiškia, kokią teologinę mintį mums perduoti, bet nepapasakoti, kaip ten vyko tuo metu įvykiai. Ne. Šventasis raštas yra aktualus mums šiandien, praėjus jau keliems tūkstančiams metų. Jis yra svarbus, tas Dievo žodis kalba tau ir man. Taip pat yra būtina žinoti autoriaus, kuris pateikė šios dienos Evangelijos ištrauką, tai yra Mato bendruomenė. Mato bendruomenė gyveno Sirijoje, bet ją sudarė žydai. Didžioji dalis jų buvo buvę fariziejai, kurie priėmė krikščionybę. Tai yra, kaip sakytų, žydas iki kaulų smegenų. Tai yra jo bendruomenė, kurią jisai rašo šitą tekstą. O ką tai reiškia? Žydų bendruomenė, aplamai, žydai pasižymėjo labai tokiu uždarumu ir šovinistiniu požiūriu į visas kitas tautas. Jie visai nesuko galvos ten apie jūsų dievus, jūs ten garbinkit, kokius jūs norite dievus, mes turime savo dievą ir mums visiškai nerūpi jūsų visų likimas. Visus kitus jie laikė šunimis, kas nėra žydai, nes tik žydai yra apipjaustomi, o šunys nėra apipjaustomi. Taigi, visi kiti yra kaip šunys. Štai iš kur kyla ta įtampa. Šiaip istorijoje mes ir matome tam tikrą įtampą, jinai kartu nuo Romos imperijos laikų. Ir visa tai atsitinka dėl to uždarumo. Ir ne tik tautinių, bet ir religinių požiūrių. Ir čia būtent ta krikščionių bendruomenė, kuri gyvena Sirijoje, pasižymi šitą charakteristiką. Jie yra labai uždara ir jie laikosi labai griežtai to savo kultūrinės visos patirties ir į visus kitus, kurie nėra žydai,
gan skeptiškai juos vertina. Taigi, įžangoje, kad mes suprastumėm, kad jūs turėtumėte tą raktą į šios dienos Evangeliją, yra būtent ir yra labai svarbu žinoti, kad šioje Evangelijos ištraukoje visų pirma mes turime matyti evangelisto Mato krikščionių bendruomenės požiūrį į svetimtaučius. Ir evangelisto norą formuoti juose Kristaus požiūrį. Štai iš kur atsiranda ten, kas yra prašyta detalės, jos yra tik tai tam, kad keistų Mato bendruomenės požiūrį į svetimtaučius. Nes priešingų atveju mes būtent ir atsidursime toje problemoje, kad kažkoks Jėzus čia nebesuprantamas. Kažkoks grubus, jisai moterį pavadiname, čia labai išversta dar labai švelniai. Neverta šunyčiams mėtyti ten trupinius. Ne, originalų kalboje ir yra parašyta šunims. Nevelto aš jums sakiau, kad žydai visus kitus laikė šunimis. Ir Jėzus, jeigu originalo tekstą skaitysime, neverta šunims mėtyti vaikų duonos. Bet iš esmės eina kalba apie krikščionių bendruomenę. Čia ne moteris yra esminis, yra Jėzaus mokiniai, yra problema, kurie žiūri į svetimtaučius kaip į kažkokius visai žemesnės rasės ar žemesnės kultūros asmenis. Dar 8 skyriuje šit autorius rašė, kad Dievo karalystėje žydai atmetė Jėzaus duoną ir tuomet ji tapo maistu pagonims. Ateis iš rytų ir vakarų ir užims jūsų vietas prie šio stalo. Todėl katechizuodamas savo mokinius, Matas ragina juos neužsidaryti vien tik žydiškame rate, bet bendrauti ir su kitataučiais, bendrauti su pagonimis, kad ir jiems būtų paskelbtas Dievo žodis. Kad jie nebijotų, nes žydas jis net negali užeiti pagonio namus, nes susiteps kitaip. Bet Matas nori pasakyti šitiems savo žydiškos kilmės krikščionims, jūs neturite bijoti eiti pas pagonis. Nebijokit, nes tokia yra jūsų misija – nešti Dievo žodį kitiems. Pirmųjų krikščionių bendruomenėje iš tikrųjų nestigo polemikos ir apie Jėzaus asmenybę. Dabar mums atrodo čia viskas labai taip aišku ir konkretu. Pirmaisiais amžiais krikščionių bendruomeniai nebuvo viskas taip aišku. Vieni jį vertino kaip Dievo sūnų. Tai yra, laikė Jėzų Dievu. Kitigi Dovydo sūnumi. Tai yra, laikė jį mesiju brūkšnelis karžygiu, kuris kardu turi nugalėti pagonių tautas ir jas palenkti Izraeliui tarnauti. Todėl kitas evangelisto katechezės punktas liečia Jėzaus kaip mesijo sampratą. Kas jis iš tikrųjų yra? Ar jis yra Dovydo sūnus, ar jis yra Dievo sūnus?
Nes šita polemika vyko, kaip minėjau, pirmųjų krikščionių tarpe. Štai, kananietė šita moteris, kuri iš tikrųjų atstovauja tai krikščionių bendruomeniai, kreipiasi į Jėzų pagalbos ne kaip į Dievo sūnų, ne kaip į Dievą Mesiją, kuris turi išlaisvinti žmoniją iš nuodėmių, bet ji kreipiasi į Jėzų kaip į Dovydo sūnų. Moteris iš tikrųjų čia reprezentuoja taip pat ir visą pagonišką pasaulį. Jeigu skaitysime šios dienos tekstą, matysime, kad kai moteris kreipiasi jį kaip į Dovydo sūnų, Jėzus visai nereaguoja į ją, tarsi negirdėtų, ką jinai kalba. Nes jis nėra Dovydo sūnus. Ne tuo adresu moteris kreipiasi. Evangelijos autorius nori aiškiai pasakyti, Jėzus yra Dievo sūnus. Ne Dovydo sūnus, bet Dievo sūnus. Ir jis atėjo gelbėti visos žmonijos. Ne kažkokiai tautai suteikti privilegiją ar dominavimą prieš kitas tautas, bet atėjo tam, kad išgelbėtų visą žmoniją. Štai antra mintis, kurią autorius bando perteikti savo krikščionių bendruomeniai, kuri diskutavo, ar Jėzus yra Dovydo sūnus, ar Jėzus yra Dievo sūnus. Tada prisiartina prie Jėzaus mokiniai ir prašo, kad jis kuo greičiau atsikratytų šitos moters. Nes jie pavargo nuo jos šauksmų. Nors mes skaitome tekste, kad išklausyk ją, tačiau originalo kalboje yra pavartotas tas pats žodis, kuris buvo pavartotas duonos padauginimo scenoje. Pasiųsk juos į gretimus kaimus pasirūpinti maistu. Mokiniai liepė Jėzui pavaryti šalin šią moterį. Taigi, mokiniai netoleruoja pagonių priartėjimo prie Jėzaus. Mokiniai vis dar mano, kad išganymas priklauso tik žydams. Todėl į Jėzaus lūpas įdeda tokius žodžius: aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Taip mąstė būtent Tamato krikščionių bendruomenė. Jie nesuvokė, kad Dievas juos pasirinko kaip įrankį, kad neštų šitą žinią kitoms tautoms. Vietoj to jie uždarė Dievą savo tautos tarpe ir nesidalino su kitais. Šie žodžiai parodo Mato krikščionių bendruomenės mentalitetą. Toliau tekstas parodo pagonių požiūrių į Jėzų kaitą, kaip keitėsi pagonių požiūris į Jėzų. Ne? Viešpatie, padėk man. Jeigu pradžioj moteris kreipiasi į Jėzų kaip į Dovydo sūnų, kaip į Mesiją karžygį, tai dabar jau jinai sako: viešpatie, padėk man. Ji priešingai nei kai kurie Jėzaus mokiniai dabar pripažįsta Jėzų esant viešpačiu. Tai yra Dievo sūnumi, ne Dovydo sūnumi, bet Dievo sūnumi. Taigi matome tam tikrą progresą, būtent žvelgiant į pagonių, iš šios pagonės moters
kuri reprezentuoja visą pagonišką pasaulį. Dabar Jėzus jau atpažįsta moters kalboje teisingą adresatą ir pradeda su ją dialogą. Evangelistas, parodydamas moters tikėjimo augimo pavyzdį, nori ugdyti ir savo mokinių tikėjimą. Būtent čia autorius ir kaip tik ir nori, kad pasakyti, na va, jūs žiūrėkit, kaip pagonių tikėjimas auga, o jūs esate sustabarėję, užsidarę. Jis akivaizdžiai parodo, kad Jėzui yra lengviau laimėti pagonį, nei savo tautietį mokinį. Ir čia jis prieš pastato pagoniai moteriai Petrą. Petrą, kuris, jeigu skaitysite tekstą, kuris eina prieš šios dienos Evangeliją, kurią klausėmės, matysime, jog Petras, užėjus sunkumams, nepasitikė viešpačiu. Ir todėl ima skęsti blogio bangose. Būtent šita moteris yra prieš pastatoma Petrui. Ir Jėzus tada kreipėsi į Petrą sakydamas, mažatiki, ko suabejoji? Tuo tarpu, kreipdamasis į šitą kananietę, jis tarė, o moterie, didis tavo tikėjimas. Jėzus nepadarė jokio stebuklo, jokio veiksmo, kad išvarytų demoną iš tos sergančios mergaitės. Jis tiesiog pasakė, tebūnie tau, kaip prašai. Moters tikėjimas, o ne kažkokie tai burtai išgydė vaiką. Ir čia yra taip pat labai svarbi žinia mums, kad neturime vaikytis kažkokių tai burtų. Turime rūpintis, kad mūsų tikėjimas bręstų. Taigi, ši Evangelijos ištrauka nori ugdyti krikščionių bendruomenę. Tai yra ir mus čia susirinkusius. Ji nori ugdyti tą bendruomenę, kad ji būtų atvira, kad ji nebūtų kaip sekta kažkokia uždara, kad ji būtų atvira visiems ir svetimtaučiams. Tiek politinių, tiek religinių pagrindų būtų atvira. Krikščionis neturi siekti dominuoti kitų žmonių atžvilgių, bet tarnauti nešant gerąją naujieną. Tik teisingai suvokiant Kristaus pasiuntinybę gali augti ir kiekvieno individo tikėjimas, nes jis projektuojamas būtent Jėzaus pavyzdžiu. Ne nuo kažkokių magiškų veiksmų ar amuletų priklauso dieviškoji gyvybė, kurią esame gavę per krikštą, bet nuo mūsų tikėjimo. Išpažinkime jį.